Važiavimus pristato Šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nedūkstų. Gerai, viskas. Glaudžiau, bet kad galės suplotų. Ai, suplokit vieną kartą pliaukščių, taip pat. Gerai, sinchroniškai. Papasakokit apie kelionę į Egiptą. Jo, mes nusprendėm pasileisti heteroseksualią kelionę su Paulium į Egiptą. Su nuotykiais? Jo, su ekskursijom. Šitą supratau, ant kiek tai yra kurioziška, kai šnekėjau su Paulius pana ir jis sako, man tai žinai, kur Paulius šves mūsų metų draugystę sukakti, kur su taim Egipte. Ten porą dienų skiriasi, bet... Bet vis tiek, dovana. Nu, bet aš tai aš esu toks tikras dėl tavo heteroseksualumo. Jo, dėl mano. Mes abu tikri dėl mano heteroseksualumo. To neužtenka, Pauliau, to neužtenka. Mes galim važiuoti į Egiptą, kur, bet kur. Mano gimtadienis buvo sausio pradžioje, jo gale, tai nusprendėm vienas kitam padovanot. Jo, aš jam nupirkau, jis man. Jo, aš galvojau kažkokį minkštą žaislą gal. Bet jo, aš buvau kelionę nupirkęs. Ir būtų starį iki 10 litų turbūt, ne? Jo, bet Paulius maloniai nustebino. Jis netelpa į rėmus. Gal rėmai per maži? Jis galvoja iš dėžės. Laukan dėžės. Spoons ar after dinner. Spoons after dinner. Jo, kai nupirkau, jau buvo spoons after dinner. Oi, net. Davai pradedam nuo klausimų įsivažiuoti. Nuo jokingų kažkokių gal? Ne, vat būtent. Blet. Tai taisyklė tokia, aš užduodu klausimą, kaip manau mes ten sakėm? Aš užduodu klausimą, pavyzdžiui, Mantui, bet už Mantą atsako Paulius. Galvodamas, kaip Pauliui būtų tas atsakymas, ką Paulius atsakytų. Ne. Tu galvoji, ką aš Tu maišais varduose. Aš Mantas. Aš man. Klausimas bus Mantui, bet Paulius atsako už Mantą. Tai tarsi buvo... Ką jo. jis atsako, aš galvoju. Taip, ką tu galvoji, jo. Tu esi bus ten su mėgstamiausias spalva. Turkija. Tarp kito prasideda pirmas. Kokia mėgstamiausia tavo diena? Savaitės. Tai tikrai ne penktadienis, nes jam planus reikia siuntinėti. Nes jūs, kadangi esat labai, kaip pora, tai jūs turite žinoti jiems apie kitą labai daug. Pusę žodžio. Sakyčiau šeštą. Pusę žodžio. Pirm. Štadienį. Antras klausimas. Dabar jau aš turėsiu atsakyti. Jo, davai kartu varom, kad bus geriau. Tai, Pauliau, kokia mėgstamiausia tavo savaitės diena? Man yra pochui, nes aš nedirbu ir man visas dienas vienodas yra. Linksi? Tai gerai. Antras. Mantai, su kuo norėtum nusifilmuoti porno filme? Su... Saša Grey. Kas yra Saša Grey? Būtent. Vat grįžęs Grįžęs pasigūglins ir užsimanys. Pasiretubink. Aš retubą turiu abonementą. Aš žinau visus aktorius. Tai HD kokybė matai turbūt jų ten. Jo, HQ. Kai jūs žiūrit, pavyzdžiui, demo versiją 3 minučių, aš 27 minučių. Bet vis tiek tau 3 minučių užtenka realiai. Aš nežinau, kam aš pirkau. Buvo man atsinta kažkada Nori Amerika. tą pasvardą su loginu. Not worth it. Visiškai. Ką? Į Not America, žinai tą pusę? Ai, Not America. Tai galėjau mėnesį naudoti visiškai. Po 2 dienų grįžau prie retubo. Jis tokia klišė labai, žinai. Toks, nėra nei siužeto kažkokio, žinai. Ten veda, aš, pavyzdžiui, nenoriu masturbuotis, kai čytina kažkas. Ta prasme, aš nenoriu būti šeimų grevėjas, žinai. Kažkoks... Tu turi kažkokias vertybės. Jo. Važiavimus pristato Šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nedūkstų.